gerbiami žurnalistai, signatarai čia esantys ir visi, kurie dalyvauja šioje spaudos konferencijoje. Atvirai sakant, man šiek tiek buvo kilusi abejonė, ar mes ne per dažnai renkamės į spaudos konferencijas, jūs esate užimti visi žmonės, bet tiesiai sakant, su kiekviena savaitė atsiranda vis naujų įvykių ir vis naujų aplinkybių, apie kurias norėtųsi pakalbėti. Norėčiau pirmiausia pristatyti šios konferencijos dalyvius, nors jūs pažįstate. Tai iš eilės tvarka Seimo narys profesorius Povilas Gilys, partijos Drąsos kelias pirmininko pavaduotoja ponia Audronė Skučienė, Seimo narys partijos Drąsos kelias pirmininkas Jonas Varkal ir aš, Seimo narys Vytautas Matulevičius. Prieš suteikdama žodį kolegoms, aš vis dėlto norėčiau pasinaudoti irgi savo teisę ir pasakyti kelis žodžius. Pirmiausia, norėčiau jūs visus nuoširdžiai pasveikinti su Konstitucijos diena, kurią minėsime poryt, ir palinkėti jums ir savo, kad mūsų tėvynė, Lietuvos Respublika, būtų laikomasi Konstitucijos, pagrindinio šalies įstatymų ir kad būtų paisoma fundamentalių žmogaus teisių. Deja, jeigu kalbant mums rūpimą temą, tai aš galėčiau pateikti vieną pavyzdį, kuris akivaizdžiai patvirtina, kad šioje istorijoje žmogaus teisės ir Konstitucijos laikymasis nėra pirmoje vietoje. Tai yra labai elementarus pavyzdys. Atsiverskime bet kokį leidinį ar interneto portalą ir pasižiūrėkime, kaip yra vadinama mūsų buvusi kolegė Neringa Venckienė arba jos velionis brolis. Jie yra įvardėjami nuolat kaip nusikaltėliai, nors visi puikiai žinome, kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai ir kur nėra įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, žmogus yra pagal įstatymus ir Konstituciją laikomas nekaltu. Tam įpareigoja ir Jungtinių tautų žmogaus teisių chartija, kurioje žmogus irgi yra laikomas nekaltu iki teismo. Tai tik parodo, kokia yra komplikuota padėtis. O iš paskutinių įvykių jūs puikiai žinote, kad vakar pasirodė pranešimas apie tai, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas leido suimti Neringą Venckienę. Tai pagaliau nutiko labai keistomis aplinkybėmis, praėjus, ko gero, kiek 1,5 metų nuo tos dienos, kai mes Seime leidome Neringos Venckienės atžvilgiu atlikti būtinus procesinius veiksmus. Kodėl buvo šitiek tempiama, man tai yra vienas irgi iš didžiausių šios garsios bylos klaustukų. Kodėl viena ranka prašoma parlamento atlikti tą tokį, sakyčiau, gan išimtinį veiksmą, atimti iš parlamento narės imuniteto, o po to tas sutikimas padedamas į stalčių. Ir šiuo pavyzdžiu keistenybės nesibaigia. Pavyzdžiui, vakar taip pat buvo paskelbta žinia, kad Šiaulių prokurorė kitoje byloje Neringos Venckienės atžvilgiu ruošiasi prašyti išduoti Europos arešto orderį. Tai dabar tuose pačiuose publikacijose skelbiama, kad gerai žinoma, kad Neringa Venckienė yra Jungtinėse Amerikos valstijose, o kažkodėl ruošiamasi prašyti Europos arešto orderio, kuris galioja. Na tai suprantate, aš gal kartojusi, bet man tai yra šitos visos keistenybės, jos yra atsakymų. Kodėl šitaip elgiamasi? Aš jums dar pasakysiu, neišsiplė gal per daug plačiai kalbu pradžioje, bet pateiksiu dar vieną pavyzdį, kaip priminęs, sykį prieina vienas labai buvęs aukštas teisėsaugos pareigūnas, turintis generolo laipsnį ir sako, jūs negalvojate, taigi sako, jeigu Venckienė yra Jungtinėse valstijose, sako, tai gal jūs ten vizą pasibaigus jau. Sako, kodėl nieks šito nepatikrina, kad taip nori, kad jie būtų Lietuvoje. Jūs suprantat, kas vyksta? Tai yra parodoma, kad kažko bijomasi.
O ko bijamasi, tai jūs, manau, gal patys savo galite rasti atsakymą. Dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Audronei Skučienei. A, 2009 metais Kedys kreipėsi į Seimą, dar aną Seimą, su pagalbų šauksmu. Kaip žinot, niekas jo neišgirdo, nors buvo ir komisijos sudarytos, lygtai tyrusios. Paskiau buvo laiškas niekur. Ko gero laiškas niekur. Dabar 2014 metais kitas Seimas, vėlgi pagalbų šauksmas, jau visiškas pagalbų šauksmas, jau nesuaugusių vyrų močiutės, kuri turi kodeksą įtvirtinę besąlygišką teisę susitikti su savo anūke. Ir kada jau įvyksta tas toks susitikimas, jinai mato psichiškai ir psichologiškai visiškai suluošintą vaiką. Kas gali šitoj valstybei apginti? Kaip ta šalis gali apsiginti, jeigu neapgimna vaiko? Aš kreipiuosi tas organizacijas, kurios ką nors gali, kurios dar turi teisės, kur nors kažką. Nes tokio šalyje, kur vyksta tokios sukurptos bylos, kur seneliai yra, negali jie apie tą anūkę nieko sakyti, nieko, nei žodžio, advokatai turi tylėti, nes jie bus pasodinti į kalėjimą, tie seneliai, ir bus jiems didžiulės baudos. Jie, aišku, jau čia nekalbu, jau panoje konferencijoje, jie be pasų, jie be teisiai žmonės. Nežinau, kas kurpia šitą istoriją, kas vadovauja, čia net betingiai tai visai operacijai, tokie jau, kaip čia, kaip gaujoji šakalai, ar kas čia, ar purvais Kuznecovaitės taškus įspjaudosi. Bet vis dėlto visa šita istorija, visas tas veiksmas per 5 metus, tai man primena, buvo toks filmas, Gyvi suvalgyti. Tai va dabar visa ta teisėsauga, kaip kurie tie žiniasklaidos atstovai, tai tą tokį ir jaučia tą kraujo skonį ir mėgaujasi tuo. Todėl kreipiuosi dar kartą, dar į tuos žmoniškus Seimo narius, kurie dar tikrai gal neišgirdo, gal išgirs, gal supras, kad vis dėlto tai ne tik ne tik šalies, ne tik tos mergaitės, bet ir šalies autoritetų praradimas. Ir jeigu mes galim sunaikinti vaiką, nes tikrai čia yra jau paskutinis Kedžių pagalbų šauksmas, todėl norėčiau visus geros valios žmonės padėti šitai šeimai, padėti tai mažai mergaitai, nes, kaip matot, mūsų valdžia, mūsų teisėjai sauga, viskas vyksta būtent į kitą pusę. Ačiū. Tiesa, nepasakiau galbūt, kad mes daugelis Seimo narių, bent čia esantys visi gavome ponios Laimutės Kėdienės prašymas dėl skubios pagalbos. Tai yra, atvirai sakant, galbūt įsivaizduojate jūs, kad mes ten nuolat palaikome ryšį ar sulaukėme prašymų, tačiau aš, kiek esu Seimo narys, tai jau pusę kadencijos iš Kedžių šeimos gavau pirmą laišką. Tai yra, jie sukrėsti tuo, ką pamatė teismo proceso metu, apklausiant motiną ar mergaitę, čia negalima atskleisti tų visų turbūt paslapčių, jos laiškai ir neatskleidžiamos, bet pats faktas. Prašau, noriu suteikti žodį profesoriui Povilui Gyliui. Ačiū. Iš tikrųjų, pirmoji žinia po paskutinio posėdžio policijos komisariate Kaune yra ta, kad mergaitė gyva. Man asmeniškai buvo daug abejonių dėl to, nes sistema dirba naikindama žmonės. Pradėkime nuo pulkininko Pociūno, bet mes turime ir Kedį, ir Usą, ir teisėją Furmanavičių, ir Naruševičienę, ir dar čia nepaminėtų žmonių, kurie žuvo ir žuvo, galima sakyti, be pėdsako. Tie tyrimai nėra atskleisti. Taigi, tie mūsų nuogąstavimai, kartais susilaukiantys ironijos, kad mergaitės gal apskritai nėra, nes ji yra pati svarbiausia dabar liudininkė pedofilijos byloje, ji kada nors bus ištirta, yra su pagrindu. Ačiū Dievui, mergaitė gyva. Tačiau yra kitas nerimas. Aš tikiu seneliais, kuriuos mačiau, pažįstu, tai mylintys seneliai, kurie sukrėsti vaizdu, kurie
kuris buvo, reiškia, matyti per tą televizijos ar kaip ten, ar Skype'o transliaciją. Jeigu geros valios žmonės, kaip čia gerbiamas Kučienė pasakė, susitelktų, jeigu geros valios žmonių neišgąsdintų praktiškai informacinis ir teisinis teroras, tai šiandien arba rytoj, arba poryt mes sulauktume konkrečių valdžios nevyriausybinių organizacijų žingsnio, ginant mergaitės teisę augti, būti sveikai, džiaugtis vaikystę, mokytis, bendrauti su bendramžiais. Juk visa tai yra vaikiški poreikiai. Turiu gilų įsitikinimą, kad tie poreikiai nėra tenkinami. Jeigu mes norim vadintis humanišką ir demokratinę šalimi, tai mūsų institucijos neturi laukti, kad kažkas paprašys, gavo informaciją ir iš karto aiškinasi, kokiom sąlygom gyvena mergaitė. Bet mes dėja gyvenam informacinio ir teisinio teroro sąlygomis. Žmonės išgąsdinti, bijo kalbėti, arba kurie norėtų kalbėti, jie yra užblokuoti informaciškai. Kiek nuteistų žmonių? Nei vieno Klonio gatvės įvykių dalyvio nėra, kaip aš suprantu, neteisto. Kai kurie po kelis kartus. Ir aš to žmonės mačiau irgi. Tai geri žmonės. Jie kovoja už teisybę, už mergaitę, už demokratiją ir valstybę. Nes ta valstybė, kuri naikina vaiką, peržengia visas ribas. Ji gali naikinti drąsos kelią. Na, politiniai kovoj visko būna visame pasaulyje. Bet kai naikinamas vaikas, tegul ir tom psichologiniam, socialiniam ir kitom priemonėm, izoliaciniam priemonėm, tai yra peržengta riba, beje, ką man vakar paskambinęs vėlai vakare pasakė ir Algirdas Patackas, kuris negali dalyvauti šitoj preskonferencijoje, bet jis taip ir pasakė, jau kai vaikus naikina, jau visuomenė peržengia bet kokią ribą. Tai mes ir kreipėmės dėl to į visą visuomenę, į visas valdžios institucijas, kurios atsakingos tiesiogiai ar netiesiogiai už padėtį valstybėje, kad būtų pradėta tirti. Aš manau, kad laikas ateis ir mes po kurio laiko gal kreipsimės į tarptautinius ekspertus. Beje, blokuojame, aš anoj preskonferencijoje sakiau, kai mes pabandėm išeiti į Europinį lygį, ir ten užblokavo. Apsimetė ES atstovybė, kad mes laišką siuntėm atstovybei, o ne tom pavardėm, kurios ten buvo užrašyta Rampuji, Merkel ir taip toliau. Antra dalis. Kedžiai. Seneliai kedžiai. Jiems praktiškai vykdomas tyrimas pagal 153 baudžiamojo kodekso straipsnį. Pedofilija. Seneliai pedofilai. Žinot, aš taip karčiai ironiškai pagalvojau, ką reiškia šita byla. Matyt, mūsų teisinės institucijos tiesiogiai supranta žodį pedofilija. Išaiškinsiu, tiesioginė prasme. Pedo, vaikas, filija mylėti. Tai kiekvienas, kuris myli savo anūkus, yra pedofilas. Aš labai myliu savo anūkus, iš dalies esu dėl to, kad turiu anūkų. Nes pagalvoju, kad jis gali būti kas nors panašaus. Palaukit. Pedofilas yra tvirkintojas. Tie seneliai yra normalūs. Tikslas šitos bylos seneliam, aš jau nežinau, kelinta byla ir seneliams, nes visa šeima, visa aplinka yra nusikaltėliai. Baisus nusikaltėliai. Seneliai pedofilai. Suprantat, jau farsas virsta tragedija, teisiniu terorizmu. Čia aš sakau savo asmeninę nuomonę, kad kam nors paskui reikėtų atsakinėti kokioj nors valdiško institucijai. Aš jau pats atsakysiu. Tai iš tikrųjų
padėtis yra tokia rimta. Ir šitose bylose, reiškia, per jas mes galime padėti savo valstybę. Jeigu mums pavyktų išjudinti viešąją opiniją, geros valios žmonės, kurių tikiu šitoj dar valstybė yra, tai gal mes padėdami šitai šeimai, Klonio gatvėje, jos visiems aktyvistams, padėtume ir savo valstybei, kuri taptų labiau humaniška, labiau demokratiška, besilaikantis beje geros konstitucijos. Mūsų konstitucija nėra bloga, jinai iš tikrųjų demokratiška konstitucija, patikėkit socialinių mokslų atstovų. Deja, į ją dažnai žiūrima kaip į trukdantį valdyti popierių. Ačiū. Prašau, ponas Jonas Varkala. Aš vakar buvau socialinių reikalų komiteto posėdyje ir kolega Mečislavas Aširinskas iškėlė šitą klausimą ir vis tik tai mano nuostabai pažadėjo, kad kreipsis į atitinkamas institucijas, iš kurių bus atsakymas. Bet matot, su tuo įvykiu ir apskritai čia Seime pajutau iškelti arba kalbėti apie šitą bylą, tai jeigu pradedi kalbėti apie ją, tai pasijuntu aš ar kitas matau žmogus kaip buržuazinis nacionalistas tarp tarybinių žmonių. Jūs žinote tada, ką reiškia apie bažnyčią arba nacionalinius reikalus tokius iš tuos senosius prabilt. Reiškia, visi pasipiktina štaiga ir bijosi, kad kas nematytų, kad jeigu ką sako, ten ausies sako. Tai žinot, aš sakau, aš gyvenu dar tarybiniais laikais, nes jaučiu tą aplinkui tvyrančią baimę. Jeigu su tą patį su kedofilais, tai Seimo nariui galas tada išeina. Tai va, aš Mečislavų susižavėjau, kad jisai drįso. Aš maniau, kad yra tuščias reikalas čia kreiptis. Jisai kreipėsi ir tikrai sako, nagrinės. O matot, čia ta atmosfera, kurioje mes mirštam kaip asmenybės ir žmonės, baimės atmosfera. Atėjau pas senelius, jie grėbė lapus, žiūrėjau, kad jie tokie sutrikę, kažkas negerai. Ir paskui nepakalba net apie tą reikalą. Taigi supratau, kaip yra žmogiškai kankina per meilę artimui. Net ir Dievas per meilę yra pažeidžiamas, nes myli. Taigi seneliai pažeidžiami per jų meilę. Kedys buvo pažeidžiamas per meilę savo dukrai. Neringa buvo pažeidžiama, taigi šitie žmonės pažeidžiami per jų meilę savo artimiesiems. Ir tas teisinis nihilizmas, taigi žmogus kenčia, milžinišką kančią, net jam įstatymų teisiškai uždrausta guostis ir kalbėti, ką jisai patyrė daiktiškai. Šitas reikalas. Vakar atsidarau Facebooką, jau Neringai pareikšti kaltinimai. Kiek ten sėdėjų tų žmonių, kuriuos aš ir kiti žiūrėjom, kiek jie ten gali sėdėti ir stebėti mus ir pasidaryti, kad senelių ir Deimantės gelbėtojai. Ir paskui kurpti bylas, kad juos tenais jie šnipinėjo, panašiai sėdėjo. Taigi dabar išgirdau netgi orderis areštuoti. Matot, šičia mes ne tai, kad kovojam už Deimantę, tik tai, ką mes tiesiog norim atsikovoti iš tarybinio mentaliteto savo valstybę, pasijusti savo valstybei piliečiais, pasijusti gyvenimo dalyviais ir, pavyzdžiui, ir projektai nepraėjo, matot, kaip referendumas nepraėjo, atimama mandatas iš tautos ir gauja toliau ima mandatą vien savo. Darosi visiškai monolitiška, be jokios opozicijos viena partija, kuri toj baimės atmosferoje prieš drakoną nepakilki. Drakonas šiandien yra valdžioj. Ir kas ten tik pasišnapždėt galit ir kaip Okeanijos šito Orvelo, tas 1984 kūrinys, kur minties policija veikia. Per telefonus, ką jūsų mintis yra stebimos, nedrįskit galvoti kaip laisvi žmonės. Taigi, kad neatsigautų ta piliečio žmogaus, laisvo žmogaus sąmonė. Ir dar pabaigai pasikreipčiau į tuos blogos valios žmonės. Supraskit, jūs šiandien nutukote, praturtėjote, užsitvėrėt tvorom, susikūrėt gaujeles. Bet jei nebus valstybės, ateis didesnė gauja ir jūs pačius pasiims. Pagalvokit, ir jums yra reikalinga valstybė, reikalingas teisingumas, kad apskritai jūs egzistuotumėt. Nepjaukit mūsų, nes ateis kita gauja ir jūs pačius išgalabins. Žiauresni dar ateis, nes jūsų pinigas palygint su jų yra mažas.
Taigi pasaulis yra toksai. Taigi aš, kaip sakiau anąsyk, jeigu aš su tiesa, su Dievu, aš su dauguma. Tai kiekvienas iš mūsų galim tai pasijusti. Neužmirškim savo atsakomybę su savo valstybė. Čia ne tik tai kova dėl vienos šeimos. Čia susitiko, suprantat, mus pavergianti jėga. Negali susitaikyti mažas vaikas, kad tėvas pakilo už teisybę. Taigi jie pakilo, nes jos, kaip čia toks mažiukas, tokia nuotrauka yra, toks žiurkiukas prie šunį atsistojęs. Nu, tai jis gali makti praryti, bet nežinau. Mano nuomonė, vis tik tai mes esam su tiesa, su Dievu ir mūsų pergalė, manau, netoli. Jeigu ne šiam pasauliui, tai kitam. Dėkui. Ačiū. Ar turėsite klausimų, nes yra nemažai klausimų atėjusių iš žiūrovų šios transliacijos. Tai gal pradžio jūs. Noriu Audronės Skučienės paklausti. Sakykit, kada buvo Kedžiais, kada matė mergaitę, kur matė mergaitę? Apklausoj. Kur, nes teisme, iš esmės, kiek aš žinau, ten buvo uždaras posėdis ir... Policijos kažkokiam tai kabinete, komisariate. Tai čia prašymų kėdyje, nes kaip čia vyko viskas? Ne, jau dabar, kadangi įtariami kaip pedofilai Kedžiai, tai juos kaip nusikaltėlius jau apklausinėjo. O žinau, ten tų smulkmenų negaliu pasakoti, nes... Bet kaip jie matė Stankūnaitę ir vaiką? Ten Kuznecovaitai visus... Bet negi galėjo rodyti mergaitę Stankūnaitę. Nu, žinot, gal bus laikas ir bus viskas parodyta, bet šiuo metu aš negaliu Kedžių, ką jie matė, pasakoti jums visiems. Jie sunerime labai dėl mergaitės psichinės ir psichologinės būsenos. Tai visuomenė įdomu, kaip matė. Tai jūs, atsiprašau, bet visiems klauskit policijos komisariate. Bet tai jūs pranešėt informaciją ir nepasakot iki galo. Tai 5 metai sankcija už kalbėjimą. Nu tai jūs nežinot, ką jūs dabar mane nori sužinoti. Supratau. Aš ten nesėdėjau toj salėje, bet jeigu Kedžiai sunerime, tai jie nebereikalo sunerime. Jie dar protiškai nesveiki nepripažinti. Jie teisiami ir pakaltinami dabar šiuo metu, kaip įtariami pagal 153 straipsnį pirmą dalį. Jiems leidžiama matytis apskritai arba pamatyti? Jie niekados jos nematė. Tik šį kartą matė ekrane. Tai matė ekrane. Jūs šitą supratote? Taip, bet nesupratom kur. Klausiama motina. Ir aš čia galbūt neišduosiu, seneliai sukrėsti todėl, kad iš to, ką jie pamatė, kad mergaitė visą laiką verkė ir jie padarė įspūdį, kad ji neadekvati, kad su ja kažkas atsitiko. Tai aš šitą skundą laišką kaip persiškai galvoju, jeigu mergaitė laiminga su motina, kodėl jinai verkia visą laiką. Tai tiek aš tai galiu pasakyti, daugiau negalim. Pone Skučienė, sakykit tada, jūs sakant tai, kad leido dabar teismas suimti Venckienę apskritai. Nu tai pamatysim, kaip suims, kaip vis dėlto turės turbūt kažkokius teisinės raštus rašyti į kitą šalį. Tai galvoju, gal ir gerai, gal ta byla kaip tik, gal to ir trūko proveržio, kad ta byla būtų išviešinta, kas nutiko Klonio gatvėje gegužės 17 dieną. Ne tas 11 sekundžių, gal bus tai parodyta visą pusę valandos ar valandą, bus įvardytos tos vaikų teisių specialistės, ką atliko tą dieną, už ką Venckienė ta byla, kur Valys atėjo į Seimą, kur visas Seimas nubalsavo. Tai gal čia kaip tik į gerą pusę eina viskas. O dabar kalbam apie vieną vaiką, yra kitas dar vaikas, reiškia su Venckienė, tai kaip bus su tuo vaiku, jeigu ją leidžia suimti, ar jūs domėjotės? Tai žinot, aš iš tos buitinius dalykus yra svarbesnių dalykų, manau, negu Venckienės sūnus. Aš tai irgi palaikyčiau čia išsakytus žodžius, kad iš tikrųjų būtų tik į gerą, jeigu procesas vyktų laiku. Teisminis procesas šitoje istorijoje. Nes jis visą laiką vėluoja, kažkas atsitinka. Arba žūsta žmonės, arba dar kas nors. Arba kaip kai kuriais atvejais ikiteisminis tyrimas kai kurių žmonių atžvilgių tiesiog nepradedamas ir panašiai. Ar bus dar daugiau klausimų? Prašom, ponas Andriukaitis. Taip, čia buvo užsiminta dėl tarptautinės reakcijos. Tai aš norėčiau pasiteirauti, ar kas nors nagrinėjo iš jūsų pusės Vaiko teisių deklaraciją 1959 metų ir Vaiko teisių kitas dokumentas, kuris buvo 89 Vaiko teisių konvencija. Ir iš paviršiaus žiūrint visą eilę straipsnių turbūt keltų klausimus. Ar tai užtikrinama šitų dokumentų veikimas
izoliacinėje mergaitės būsenoje dabar. Priminsiu, kad buvo sudaryta speciali komisija, autoritetingi žmonės, teisės, profesoriai, signatarai dalyvavo. Ir jie kaip tik nagrinėjo tarptautinių teisinių dokumentų kontekste šitą situaciją ir pripažino, kad pažeidimai yra akivaizdus. Tai aš manau, procesui tęsiantis, matyti, teks kreiptis ne tik į vietinius, nes aš taip didelės vilties neturiu, reiškia, kad čia sistema pajudės, nebent įvyktų stebuklas ir gera valia nugalėtų piktą valią, ir kreiptis į europinės institucijas, pasaulinės žmogaus teisų ir vaikų teisų institucijas, nes matau, kad savom jėgom, ko gero, mes šitos problemos neišspręsim. Tai pratęsdamas profesorius mintį, aš norėčiau irgi vieną kitą klausimą pacituoti. Yra klausima, ar nesiruošima, ar nelaikas kreiptis į Briuselį, Rolanda žiūrovė šitos konferencijos. Tai suprantat, aš galėčiau pasakyti, kad žinoma, reikia išnaudoti visas galimybės, bet kaip tai yra sudėtingi, kokie yra sudėtingi šitų panašių bylų tyrimai, jums parodo, profesorius aną kartą kalbėjo Gilys apie Jungtinės karalystės pavyzdį. Prireikė iš tiesų dešimtmečių. Prireikė ne to, kad kai kas iš tos istorijos dalyvių mirtų populiariausių ir valstybė gerai žinomų pirmaujančių su pirmais asmenimis, kad jie pasitrauktų iš šio pasaulio, kad galų gale byla pajudėtų iš mirties taško. Ir pedofilijos. Ir Jungtinė karalystė jau šniojama ar ne 600 žmonių. Pribrendo, sprogo. Bet tai reikėjo dešimtmečių. Dar vienas klausimas, gal čia partijos Drąsos kelias vadovai atsakys, kuo galėtų prisidėti paprasti Lietuvos piliečiai prie senelių kėdžių pagalbos šauksmo, ar DK numato artimiausių metų protesto akcijas ir panašiai. Matot, galim rašyti peticijas ar daug ką, bet mato to šauksmo daug, bet girdinčių mažai. Tai, kad tiesiog, matot, jeigu visuomenė būtų gyva, protesto akcijos būtų sėkmingos, bet kadangi ta baimės atmosfera, tai kaip kokiais 70 metais jaučiasi žmonės bijo išeiti. Nes aš pats esu patyręs, kaip moteris sakė, būčiau atėjus ir kaiminė, bet jos dukra valytoje dirba seniūnėje ir gali išmesti. Tai šitoje atmosferoje yra sunku kažką visuomenę pakelti ir priminti, kad jūs esat žmonės, ne vergai. Tai pirmiausia turi atsigauti drąsa žmogiška. Tai man yra, man atrodo, naivoka apeliuoti į tuos, galbūt, sakau, į tarptautinės tuos, nes daug ir... Tai va, gal jūs pratęskit, aš pesimistas. Aš manau, kad reikia žmonės gal rašyti kažkokią peticiją tiesiog į tarptautinės vaikų teisų gynimo organizacijas, nes taip merdyt, va taip būtinai partija kažką organizuos, skyriai visi ir manau, kad tikrai taip vietoje neleisim, kad tai viskas baigtųsi ir tikrai partija netam susikūrus, kad tik tai paikčiotų ar padarytų konferenciją. Bus tikrai dirbama ir šitą mergaitį ir kėdžių atžvilgių stengsimės daryti viską, kiek įmanoma plačiau su visuomenė. Be abejo, kai žmonės atsiduria dėl to palaikė, kaip jie manė, šventai įsitikinę teisėje pusę, kai jie po to, nors buvo vedini gerų ketinimų, ir norėjo valstybė dėsnio teisingumo, ir po to atsiduria teisiamųjų suole ir yra nuolat taisomi proceso metu, persekimi teismų. Tai žinoma, jūs puikiai suvokite, kad žmonių entuziazmas nenorom išblėsta. Ir žinoma, yra kitas dalykas, kad aš manau, čia gal kolegos pritars, kad mes irgi galvojame, net nenoriu atsakinėti už partiją, partijos narys nesu, bet irgi pagalvoja, kai valstybė iškilo kiti pavojai, yra tokia pakankamai įtempta tarptautinė padėtis, taigi mes irgi mąstome. Tai irgi nesinori skatinti dar didesnės įtampos, norisi šiuo atveju geronoriškumo ir iš valstybės institucijų pusės. Prašau. Klausimas, ponas.
Galima klausimą dar. Pane Kučienė, kalbama, kad ponia Venckienė Amerikoje ištekėjo. Ar galite paneigti ar patvirtinti šitas kalbas? Kiek yra tiesos, ne? Nežinau, žinau, kad aš apie ją informacijos nerinku, apie jūs asmenį gyvenimą. Prašom. Aš norėjau paklausti, kaip Jūs galvojate, ar Venckienė turi galimybių, kad jai bus suteiktas prieglobtis Jungtinėse Amerikos valstijose, nes toks precedentas jau yra buvęs. Lietuvos pilietis Pabiralius, jam buvo suteiktas prieglobtis Amerikoje, po to, kai Lietuvos teisėsauga paprašė jį išduoti Lietuvai, tarkim, tai Lietuvos JAV teismas atsisakė tai padaryti. Prašau. Manau, kad iš tikrųjų, Pabiraliaus atvejas yra toks svarbus. Jis parodė, kad toje byloje teisėsauga pasirodė prastai. Antra, jeigu trumpai, mes nuolat sakėm, pradėkite ekstradiciją. Siųskit rimtus dokumentus, rimtais argumentais, kad Venckienė yra nusikaltėlė ir Amerika pradės svarstyti tą klausimą. Iš tų formuluočių, kurias aš matau žiniasklaidoj, tai sprada tokia migla paleista. Nėra aiškaus žodžio ekstradicija. Reiškia, bus eilinis laiškas Venckienė į Ameriką. Ir jūs maždaug gal žinot, kur jinai gyvena. Ekstradicija turi savo formalią tvarką. Ir mes palaikom dabar, kaip ir palaikėm anksčiau, rimtą teisinį nagrinėjimą. Ir nereikia skleisti, reiškia, miglų, jeigu pradedate ekstradiciją, tai ir pradėkite ekstradiciją. O sudaro įspūdį, kad dabar čia jau sieks išdavimo, mano, taip sakant, supratimas tų visų tekstų, kad nesieks. Nes nereikalinga Venckienė Lietuvoje su savo argumentais. Tai be abejo, aš jau irgi minėjau, kad jeigu Jungtinėse valstijose prokurorė Šiaulių ruošiasi prašyti Europos arešto orderio, tai pasako viską. Bet čia pat priduriama, kad ji dar kartą ruošiasi kreiptis ir į Jungtinės valstijas ir gali ką nors naujo žino. Tai aš norėčiau priminti, kai valstybė apsisprendžia, jeigu apsisprendžia, tai parodo, kas įvyksta. Parodo buvusio VSV vadovo Gintaro Petriko atvejais. Kai buvo nuspręsta, nepadėjo net tai, kad jis gyveno po išgalvotą Davydovo su 2 F pavardę. Tarsi buvo net tapatybę pakeitęs. Vis tiek jis surado taip pat, kai valstybė rimtai paprašė. O dabar yra iš tikrųjų, aš sutinku, akių dumimas ir dar yra ir tam tikra tragiška pusė. Tai jeigu vis dėlto jį bus gražinta ir jos bijomasi, jeigu nebūtų bijomasi, seniai būtų Lietuvoje neringa. Jeigu jos bijomasi, tai dabar pagalvokime, kas bus daroma ir į kurią pusę bus svarstama šioje Kruvinoje istorijoje, jeigu ji vis dėlto bus parvežta. Tai čia mums jau nerimas kyla. Ar ją parvežus ji liks gyva, aš visiškai rimtai sakau. Taigi pažiūrėkit, kokia seka mirčių. Baigdamas, nežinau, jeigu bus klausimų, galėsim pratęs, bet yra vienas klausimas, kurio aš negaliu neperskaityti, nes labai aštrus ir net įžeidžiantis, sakyčiau. Konferencijos žiūrovė, ponia Dalė ar panelė klausė, klausimas Gyliui, ar gerai jaučiatės sėdėdamas šalia gaujos, kuri kūrė pedofilus ir žudė žmonės, dalyvės, Skučienės, šalia gaujos dalyvės. Ar ginat pedofilų žmogžudžių šeimą iš baimės, kad patį nepadarytų pedofilų? Tai štai, profesoriau, aš šito bijau, kad ir aš būsiu, kaip senelė ir visi gynėjai, kad mes vaikų mėgėjais virsime, mažyčių, galų gale. Taip. Lietuvoje gali būti apkaltinti pedofiliją. Aš labai dėkingas už šitą klausimą. Jis nuostabus yra. Jis rodo, kaip suformuota dalies žmonių mąstysena. Čia, aišku, gali būti ir samdytas žmogus, bet gali būti tikrai nuoširdžiai mąstantis. Ir dalis žiniasklaidos, aš turiu galvoj tokius žmonės kaip Lavas, Kuznecovaitė, kurios beje renka informaciją, ją platina, jinai yra šmeižikiška, paremta išgalvotais faktais, kad čia nusikaltėlių gauja ir taip toliau, kad organizuota nusikaltėlių gauja, kai net vienas Seimo narys viešai
sugebėjo tą pasakyti, kad su kuo tu ten, Povilai, susijai. Tai rodo, kokioj mes pavojingoj situacijoje. Ir čia yra žiniasklaidos didelė, reiškia, kaip čia, dalia, indėlis didelis, kai suformuoja, ir tai daroma labai sąmoningai, dalis žiniasklaidos formuoja antidrąsos kelio mentalitetą, nukreiptą prieš visus Klonio gatvės žmonės, prieš kėdžių šeimą, kuri bando uždengti neuždengiamus dalykus. Kėdys, mano manimu, buvo nužudytas. Pirma, Furmanavičiaus žūtis nėra išaiškinta. Kol nėra išaiškinta, negali nieks sakyti, kad Kėdys yra žudikas. Kad mes matom ką spaudoje? Šmeižikiškus žmogaus, kurio nėra gyvųjų tarpe ir kuris negali apsiginti, šmeižimą, kuris baudžiamas įstatymu. Kur pas mus geros valios žmonės žiniasklaidoje ir teisėsaugoje? Turi būti pradėtos bylos prieš to žmonės. Grįšiu prie neobolševizmo. Žinokit, gerbiamas Jonai, jūs dvasiškis buvo, aš kulto tarno vaikas, aš esu vargonininko vaikas, užaugau nelengvom sąlygom. Tais laikais aš žinau, ką būti ne tos kategorijos, ne tos rūšies žmogumi. Tiesa, vaiku. Savo mokytų garbiai turiu pasakyti, kad jie su manimi elgėsi gerai, bet šiaip patyriau įvairių nejaukumų dėl to, kad augau prie bažnyčios. Ką aš dabar matau? Dabar mes vėl esam žmonės su bloga biografija. Aš praktiškai niekad neturėjau geros biografijos. Niekad. Tai aš vargonininko vaikas, tai aš su drąsos keliu, tai aš vėl dar kur nors įpainioju kokį sąjūdį, kai man sako, Povilas, su kuo tu susidedi? Sąjūdis. Žiūrėkit, kas ten neadekvatų žmonės, ko jie nori, nerealistai. Visą laiką turiu ne tą biografiją. Ir žiniasklaidos čia porą atstovų matau, jaunų. Jie turi suvokti, kas yra bolševizmas. Bolševizmas remiasi, kaip ir inkvizicija beje yra ir fašizmas, remiasi nuostata, kad aš esu idealus, o kitaip mąstantis yra šiukšlė, yra blogis. Venkit tos pozicijos, aš čia jaunimui sakau, kaip pedagogas. Kai tu pradedi galvoti, kad tu idealus, tai labai pavojinga. Tai virsta kitų žmonių naikinimu, pasiremiant šventoje teisę. Mes žmonės, mes nešventi. Ir kai tik šitą suvoki, tada praeina noras naikinti kitus. Deja, tas bolševikinis instinktas Lietuvoje gimdavo tokius klausimus. Ačiū, tik dar jūs paminėjot čia kontekste pulkininką Pociūną, tai aš irgi norėčiau priminti, kad man prieš akis stovi tie straipsniai iki šiol. Tai buvo, jūs prisiminate, kas buvo rašoma didžiausiuose laikraščiuose apie pulkininką, kuris už Lietuvą žuvo, kad jisai stovėjo ant palangės ir atlikinėjo gamtinius reikalus. Tai rašė kolegos. Ir niekas neatsiprašė. Bet praėjo šiek tiek laiko, kaip tai atrodo dabar. Jūs sulauksit irgi, visą tai irgi atrodys kitaip po metų kitų. Ir kadangi mes jau užsitęsėm, bet paskutinis klausimas. Mūsų žiūrovė konferencijos Gražina klausia, kada išauginę deimantėlę seneliai galės gyvai ją pamatyti, apsikabinti ir nuoširdžiai pabendrauti. Nes per Skype ar stiklą iki šiol bendrauja tik kalėjimuose bausmę atliekantys kaliniai. Kai geros valios žmonės susivienys ir pareikalaus valstybės atsakomybės už vaiko likimą. Ir pats paskutinis klausimas. Atsiprašau, Sivoška. Gal kas gali pasakyti, kokie santykiai senelio su anūkais dabar Lietuvoje teisėsaugos institucijų vertinami kaip nusikalstami ir, kaip pedofilijos atvejai. Ar turi kas nors tokių duomenų, nes aš bijausiu dabar su savo anūkais bendrauti.
O myliu. Aš klausimą Seimo nariams. Mačiau tokią laidą per televiziją. Tai buvo 13 metų, kovo 31 dieną. LRT laida Savaitė, kurioje Vytautas Saulis, tada komisijos pirmininkas, ir Nemira Pumprickaitė teigia, kad Neringa Venckienė prie šito šturmą išvežė savo sūnų ir jis to nematė. Dabar neseniai, kur dabar teisiami tie 17 žmonių baudžiamoje byloje, įžeidė antstolę, visi, nors buvo peržiūrima policijos filmuota medžiaga. Ir dabar, man atrodo, LNK tada daviau interviu, kurios jie neparodė. Ir aš pamačiau toj policijos filmuotoj medžiagoj tokį vaizdelį, kad stovi antstolė prie stiklinių durų ir už tų durų praeina Karolis Peckus. Taip, dabar taip. Šitą filmuotą medžiagą aš mačiau neseniai. Aš noriu paklausti, kaip va šitaip viešai meluoja Seimo narys, komisijos pirmininkas, kartu su mūsų pačia svarbiausia televizija visiems žmonėms. Ir apie tai nei paneigimo jokio, nei atsiprašymo, jo labiau, kad aš eilinė stebėtoja pamatau šitokį dalyką. Matot, daug dalykų neturėtų būti, bet jie yra. Žinot, jeigu 80 Seimo narių, kurie priklauso juodajam Lietuvos sąrašui, patiki farsų, kurį atneša prokuroras, parodydamas tik 12 sekundžių įrašo, kas vyko viduje, praktiškai tai, net aš galiu užduoti tokį klausimą. Jeigu visa medžiaga iki teisinio tyrimo yra paslaptis, tai ir 12 sekundžių yra paslaptis, ar ne? 12 sekundžių yra nepaslaptis, kadangi kaltinimui tai yra palanki dalis. Jeigu būtų parodyta visa medžiaga, tai, aš manau, nedaugiau 50 žmonių, ypač atvirų balsavimų, būtų balsavę už apkaltą. Būtų paklusę partijų vadovybių sprendimai. Deja, va tokia yra situacija, kad, reiškia, po komisijoje buvo visiškai ignoruojami faktai. Akiplėšiškai buvo ignoruojami faktai. Taip yra. Tokia buvo komanda iš viršaus. Kada nors mes sužinosim, kas tą komandą davė. Bet ne šiandien, ne rytoj, po 5 metų, o gal greičiau. Ačiū visiems.